dažna problema moteriams po gimdymo yra tinstančios kojos. Pagrindinė priežastis tai yra limfos užsistovėjimas. Vienas iš variantų, kaip tą limfą išjudinti, yra masažas arba savimasažas. Tiesiog aš jums šiandieną parodysiu, kaip galima pasimasažuoti kojas, kad jos mažiau tintų ir kad mes galėtumėm tą limfą išstumti. Tai pagrindinis dalykas, reikia žinoti tokį dalyką, kad limfos, pagrindiniai limfos, mes nežiūrėsim viso kūno, mes žiūrėsim tik tai kojų. Pagrindiniai limfos baseinai tai yra kirkšnyse ir pakinkliuose. Taip? Tai mūsų tikslas yra būtent į tuos baseinus šitą mūsų limfą išstumti. Prieš masažą visada reikėtų pasipumpuoti, tiesiog papumpuoti būtent tuos baseinus. Tiesiog patapšnoti, papumpuoti, paspaudyti. Kirkšnyse vėlgi tą patį irgi apie visą kirkšnį apeiti. Toks paruošimasis dalykas. Kitas dalykas, labai rekomenduoju, yra natūralaus kaktuso, man atrodo, meksikietiško kaktuso šepetys, kuris yra naudojamas grynai ant sausos odos ir labai efektyviai, būtent tinkamas yra limfodrenažiniam masažui. Tai tiesiog esmė yra tokia, kad mums reikia į tuos baseinus suvaryti visą limfą. Tai pradedama, kadangi yra tinimas, mes negalim daryti masažo, negalim pradėti nuo šitos vietos. Mums reikia pradėti kaip tik po truputėlį ją stumti. Truputį čia laipteliais žemyn, ne? Paskui jau eina čia ir taip toliau. Ne? Po truputėlį tokiais laipteliais, atvirkščiai negu paprastai yra daroma kiti masažai, tai mums reikia tiesiog sluoksniais eiti ir po truputėlį pumpuoti šitą limfą į tas limfos baseinus. Dabar pagrindinis judesys tai yra, mums reikia tokį kaip kabliuką, lyg tai kabliuką norėtumėm daryti. Tai aš tiesiog parodysiu būtent apatiniai kojos dalį, tai tiesiog darom tokius iškabinimus. Apeinam visą koją. Ir žemyn. Vėlgi apeinam visą koją. Ir taip. Ir viena koja, kita koja. Bet esmė yra būtent tokia, kad jūs su prasukimais, tokiais sukabinimais jūs pasidaro tą masažą. Pasidarot vienai kojai, kitai kojai, vėlgi nepamirštat prieš pamasažuoti, papumpuoti, čia papumpuojam ir tiesiog labai idealus atvejis, jeigu kiekvieną dieną, bent po kelias minutės, kad tokį masažą pasidarytumėt. Šiaip su tuo šepečiu pirmą kartą nėra malonu, tas jis toks yra gana aštrus ir koja iš karto raustas. Bet iš tikrųjų plius dar yra geras dalykas tas, kad yra oda šveičiasi ir masažas, tuo pačiu savimasažas. Tai tiesiog būkit sveikos ir naudokit šitą patarimą.